Sveiki, su jumis vėl Aldona toje serijoje mokymuose, kur atrask savo vidinius turtus, nes nuo jų ir priklauso jūsų laimė, sėkmė ir taip, kaip jūs einate džiaugsmingai per gyvenimą. Tai šiandieną pažiūrėsime, kasgi nulėmė dar vis dėlto, kad mes esame neramus, esame baimėje ir kaip galime savo padėti. Taigi, sveiki, sveiki. Taigi, kaip jau ir žinote, mes esam biologinė būtybė sudaryta iš dviejų dalykų. Tai yra simpatinė nervų sistema ir yra parasimpatinė nervų sistema. Pasidomėkit, pasižiūrėkit, kai iš ko sudaryti, jie įeina nuo pat mūsų smegenų per visą mūsų kūną, įsivilgyja visi nervai, nervų svagų, šiandien būtent apie jį kalbėsim, kaip subalansuoti jį. Ir jie nulemia, kaip mes jaučiamės. Kaip jau vakar minėjau, atsimenat formulę, ne? Kas nulemia mūsų gyvenime, kad mes nedarome arba darome dalykus, kurių norime, nenorime. Tai nulemia kas? Pojūčiai. Ne? Atsimenat, jeigu pojūtis viduje yra nesmagus, turim suvokimą, bus nesmagu, tada ateina jausmas nusivylimo, liūdesio ir tada mintys ir tada ar norisi imti veiksmų? Ne. Tai šiandien irgi apie tai, kad nuo mažens, kai mes užaugame labai aktyvioj aplinkoj, tai yra, kai nuolat mums galbūt netgi gresia pavojus arba tiesiog jaučiamės nesaugus. Ir yra viena labai didžiulė problema. Šiais laikais, ne šiais laikais, visais laikais buvo problema, šiais laikais jau galima ją išspręsti, bet yra problema tame, kad vaikų niekas nemokina, kaip jie gali jaustis saugiai. Saugumo jausmas yra kiekvieno individualus pojūtis viduje. Tai nėra išorinis dalykas, neskaitant tada, kai gresia pavojus, karas arba užpuolimas, taip, tada jau gresia gyvybei pavojus. Bet visa kita, neskaitant visų tikrųjų pavojų, yra tik tais pojūtis mumyse, kurį galima išugdyti, išmokti valdyti. Ta mes ir darysime. Jau vien pradėsime nuo šiandien, pradėjome nuo vakar pastebėti savo pojūčius ir šiandieną dar darysim vieną praktiką ir rytoj vėl nersim gilyn į kitas praktikas. Taigi, kadangi užaugam aktyviai, tai mes esame tarsi ir nemokam pasijausti saugiai, sureguliuoti savo viduje pojūčius. Įsijungia pas mus simpatinė nervų sistema, kuri yra atsakinga už kovok, bėk, kaukės, už mūsų tą išgyvenimo būseną. Ir kuo mes skiriamės nuo gyvūnų, tai kad gyvūnai žinote, ne? Pavyzdžiui, kai stirna, ne, kokia užuodžia pavojų, užjaučia pavojų, ar kai ateina, ne, vilkas ar kas, tai tada jinai nustoja žolę rupšnoti, pakelia galvą ir tada apsidairo, pažiūri, pavojaus nėra ir ką daro, ir toliau savo rupšnoja. Ką daro žmogus? Žmogus daro tai, kad kai pajunta pavojų, kad kažkas gali įvykti, aktyvuoja savo simpatinę nervų sistemą, o dabar man jau aktyvavo vaikas, garsiai duris atidaręs, iš karto pavojaus būsena. Va, jum ir praktika iš karto. Ir ką galim padaryti? Iškvėpt ir toliau tęsiam. Ir kai pajuntam pavojų, aktyvuojam savo simpatinę nervų sistemą. Ir tada, ko mes neišmokstame vėl nusiraminti ir vėl pereiti į parasimpatinę nervų sistemą, nes jos veikia abi. Tai žmogus ką daro? Jisai pastringa toje simpatinėje nervų sistema. Aš kitaip dar vadinu nervai įtempti, ne? Negadink man nervų, nervai įtempti.
iš tikrųjų taip ir yra, kadangi dominuoja pas mus simpatinė nervų sistema. Daleiskim, ane, patyrėm vaikystėj stresą, parėjo išgėręs tėtis ir sukėlė triukšmą ir jau mums kyla pavojus. Ir ką mes darom? Ir nuo to laiko mes visada stebime aplinką, tarsi mums kiltų pavojus. Na ir štai taip mes ir užaugame su nuolatos aktyvuota simpatinė nervų sistema, kuri įtempia mūsų raumenis, kuri silpnina mūsų imuninę sistemą, kuri tarsi įvelia mus į tas situacijas, kur visada po to randa, kad tik tais mes atsitrauktume nuo jų ir taip mes lyg ir bandom gyvenime kažką turėti labai faino, bet ta įtempta, aktyvuota per daug simpatinė nervų sistema mus nuolat atitraukia atgal, nes kai yra pavojus, ką daryti reikia? Pulti agresyviai, va tie yra žaibai, kai sakome, pulti agresyviai, arba bėgti, arba kautis, taip, kovoti. Tai jeigu pajaučiate, matote, kad iš tikrųjų lyg ir ramiai laikotės ir iškyla tokie staigus agresyvumo būdai, ar staigus elgesys agresyvumo, arba kovoti, arba bėgti, kumtis, grumtis ir, pavyzdžiui, kaltinti, menkinti, kad tik tais paliktų jumis ramybėje, nes tada tenais yra saugu. Tai yra simpatinės nervų sistemos visas jūsų reikaliukas, kuris yra aktyvuotas per daug. Kai matom šitam lapais, jis yra didesnis, o parasimpatinė yra mažesnė. Visi mes turime jas abi. Tik klausimas, kiek jos yra išugdytos, kuri daugiau, kuri mažiau. Jeigu patiriam nuolat nerimą, įtampą, nusivylimą, jaučiamės nesaugiai, tai yra simpatinė nervų sistema. Tai mūsų darbas ką daryti? Ją subalansuoti, ne? Nes parasimpatinė nervų sistema yra atsakinga už ilsėkis, suvirškink, sustink. Ir čia reikia labai šitą irgi stebėti, kad nesustingtume per daug, nes yra dar toks ir sustingimo būdas, ypatingai kai medituojame, mes tarsi užmiegame ir pasiliekame visiškai parasimpatiniai sistemai, tokie kaip ir vos ir apsvaigę. Tai irgi nėra gerai, nes tenais irgi nevyksta visa žmogaus sveikatos fiziologija, kad jisai būtų sveikas, aktyvus ir socializuotųsi. Tai toks būna tarsi užmigęs, o šitas būna tarsi agresyvus. Ir va dėl to mums taip yra sunku socializuotis. Tai mūsų darbas jas suvienodinti. Ir kad jaustumėmės saugus, mylimi ir kad mokėtume bendrauti su kitais. Nes iš tikrųjų žmogaus laimė priklauso nuo to, kaip gebame socializuotis. Ir viskas gerai, jei iki šiol negebėjome nuoširdžiai ir būti bendrystėje su kitais, tai yra tik dėl to, kad turime aktyvizuotą labiau simpatinę nervų sistemą. Bet jau yra pratimų, yra praktikų viešai prieinamų ir tą mes ir darysime, kad tik tai būtų mums kuo geriau. Taigi, tas vagus nervas, tai yra parasimpatinė nervų sistema atsakinga už tą ramybę, už tą harmoniją, ne, už tą fainumą. Jis yra dar kitaip vadinamas Darvino emocinė išraiška. Visa parasimpatinė yra atsakinga už emocinę mūsų būseną. Bet mes turim reikaliukų sutvarkyti apie pojūčius. Atsimenat, jeigu pojūtis pas mus yra išlikęs nuo pat vaikystės, išgąstis, ateina suvokimas, atsimenat formulę, ateina suvokimas tada, kad gali kažkas nutikti man, nors iš tikrųjų būna pavojaus net ir nėra, ne? Bet jau mes turim įsirašę tokią sistemą savo simpatiniai nervų sistemą ir taip yra. Tai išgąstis, suvokimas, kad gali kažkas nutikti, tada ateina jausmas, aplanko baimės, o jeigu būsiu nepriimta, atstumta, nereikalinga, tada prasideda va tos mintys ir vėl man nepavyks, ir vėl man nepasiseks, ir man neatstums, o kam čia man reikia. Ir tada ar norime imtis veiksmų? Ne.
nesinori. Tai darbo mes turim būtent su pojūčiu atpažinti, kokie jie yra mumyse nuo pat vaikystės, kurie yra aktyvuoti vis labiau. Pagal vakar praktiką jau galite pradirbti, leisti jiems būti, tiems joms mausimo emocijoms, tiems pojūčiams, juos išplėsti iki kambario dydžio. Ir tada per juos pernešti. Viena iš praktikų, ne? Toliau kita praktika, kurią mes šiandien darysim. Taip, tai yra irgi susitikimas su kitu žmogumi panašiu principu. Bet dar apie tai, matau, kad dar nepaminėjau labai svarbaus dalyko. Kaip sau padėti, kad štai kad simpatinė nervų sistema po truputį mažėtų iki tokio dydžio kaip ir simpatinė, kad būtų jų abiejų balansas. Tai mes turim ką daryti, jinai jau simpatinė nervų sistema jau ta įtempta, jinai ir šiaip jau yra didelė. Ir patys jaučiate, ne? Ir taip jau visko daug ir įsitempia raumenys ir nesinori nieko daryti, nes nuolatos organizmas paima energiją raumenų tonusui palaikyti ir mes jaučiamės nuvargę. Tai mūsų darbas yra kuo daugiau dirbti su parasimpatinė nervų sistema, kad jinai duotų mums kuo daugiau atsipalaidavimo. Ir jau dalinausi aš su jumis grupėje, kad kas gali padėti, kaip galim patys padėti. Įsivaizduokit, jeigu tai darysite, įtrauksite tai į savo kasdieną. Ir aš labai daug apie tai mąstau, aš netgi turiu susirašius ir tai praktikuoju ir iš tikrųjų tai beprotiškai veikia, tikrai veikia. Parašykit, kaip seksis jum. Ir tai yra, jeigu nematėt grupėje, tai yra dainavimas, niūniavimas, specialūs vokaliniai pratimai. Ir būtent tas, žinot, kur yra iš Indijos, ar kur atėjęs pasirodo, tai padeda stiprėti mūsų parasimpatiniai nervų sistemai. Tada dainuokite, mielieji. Toliau garsus gargaliavimas vandeniu. O, fainai, ne? Taip galim sau padėti nusiraminti ir kuo daugiau darysim šių pratimų, tuo jinai pradės vis labiau stiprės ir pradės dominuoti. Tai taps mūsų, kaip jau minėjau ir vakar, tai taps mūsų gyvenimo būdu, mūsų identitetu. Ne? Toliau, šaltas dušas, bet ne iš karto, o po truputį, kas nepraktikuojat, ne? Gilaus kvėpavimo pratimas vienas iš tokių, kai reikia per 4 kartus įkvėpti ir per 8 kartus iškvėpti. Na, galim pabandyti kartu, gerai? Įkvėpiam. Na va, ir padėjom per 4, kol skaičiavom iki 4 įkvėpiam, kol skaičiavom iki 8 iškvėpiam. Ir tai padėjom savo parasimpatinį nervų sistemai aktyvizuotis, kad jaustumės ramus. Mums reikia abiejų ramiai koncentruotas veiklus, atsimenat, atsipalaidavęs, bet veikiu, o ne visiškai atsipalaidavęs arba visiškai veikiu ir pervargstu. Mums reikia jų abiejų, ir atsipalaidavęs, ir veiklus, ne? Tai va, link ten ir keliaujam. Taip, toliau, fizinė veikla, mankšta, vaikščiojimas gamtoj. Jėga, fainai, fizinės veiklos turiu, mankštą turiu, vaikščiojimą gamtoj turiu. Juokas, ar kiekvieną dieną turite juoko? Juokas irgi padeda parasimpatinį nervų sistemai tiesiog apsiraminti ir pradėti dominuoti, ne? Toliau, apsikabinimai, prisilietimai, nuostabus dalykas, ypač moterims, nes jau vien apsikabinus 6 sekundės ir pabuvus apsikabinus jau išsiskiria oksitocino kiekis ir jau pradedam jaustis geriau. Tai pradėkit nuo pačių artimiausių savo, aš jau taukau tai namuose, iš pradžių buvo visiems keista, bet po truputį pradeda vis gerėti, ilgėti apsikabinimai ir tai iš tikrųjų padeda. Toliau, subalansuota mityba, apie tai mes prašysime kolegės Vitos jau, kad mums pravestų paskaitą apie tai, kokia mityba mums padeda jaustis energingiems, ramiems ir veikliems.
Taip, pasirodo malda ir meditacija irgi padeda mūsų parasimpatiniai nervų sistemai. Gal žino dar kokių ir kitų būdų, parašykit, kas padeda nurimti, bet tuo pačiu dar išlikti ir veikliu. Taip? Tai svarbu yra, kaip jau minėjau, rasti balansą jų abiejų. Tai tarp aktyvios ir tarp atsipalaidavusios. Taip? Tai va, tai tą ir padarysime šiandien. Parašykit, ar kilo kokių klausimų, parašykit, kokių atsipalaidavimo būdų žinote. Aišku, jų yra ir daugiau, ir masažas, ir plaukiojimas, ir vanduo, baseinas. Taip, tai visi šitie būdai ir va, būtent jie, net pažiūrėkit, jie yra visiškai nemokami, kur kiekvieną dieną galim savo padėti. Ir jeigu tiesiog reikia įkvėpimo, tai nuo rytoj jau kartu mes ir tai ir darysime. Ir darysime, galiu pasakyti, tikrai ilgai, kol balansuosis po truputį pradės balansuotis mūsų abidvi nervinės sistemos. Taip, tai dabar pereiname tada prie praktikos. Ir praktika būtų tokia, jinai yra viena iš tokių protui nemaloniausių, bet pojūčiams, mes dirbam su pojūčiais, tai pojūčiams, darbui su pojūčiais, nes tik nuo jų priklauso, kaip mes ryte atsikėlę jausimės ir ką nuveiksime visą dieną. Tai pojūčiams yra puikus pratimas, tai yra reikėtų jums susirasti partnerį, draugą, tiesiog kitą žmogų, į kuriam galėtumėte žiūrėti į akis. Tiesiog, ne? Tai nėra lengva padaryti, ypatingai jeigu turime aktyvuotą simpatinę nervų sistemą. Pastebėsi, tai yra sudėtinga. Bet mes dirbame ties to, atsimena ties pojūčiais. Okay? Tai tiesiog būti vienam prieš kitą, žiūrėti į akis ir atsimenat, kur visas dėmesys ne galvoje, nei mintis, bet visas dėmesys tada nukeliauja į mūsų pojūčius. Kas vyksta tuo metu kūne, kai žiūriu kitam žmogui į akis. Štai ir prasideda nuostabus šokis su savimi. Stebim save, kas ten vyksta, kai žiūrim kitam žmogui į akis. Galėsime padaryti irgi live klausimų atsakymų sesijų kažkurį kartą irgi gyvai šį pratimą. Tai stebime, kas vyksta, atpažįstame tos pojūčius, leidžiame jiems būti, leidžiame jiems išsiplėsti, praneriam pro juos, atsimenat, kaip darėm, ne? Ir galim dar pritaikyti vieną iš šių būtent būdų. Arba pradedam, žiūrint kitam žmogui akis, pradedam stebėti, kas vyksta mumyse, kyla įtampa, lyg ir pavojus, ne, išgąstis. Greičiausiai gali būti, ne, kad grėsmė nesaugumas yra pagrindinis mūsų dar neigiamas pojūtis. Tai leidžiam jam būti ir padedam nusiraminti tai simpatinį nervų sistemai, kai stebime save, nes viskas vyksta mumyse, visas nervinė sistema yra mumyse, tai mes dirbam su savimi, kas vyksta viduje. Ir tada padedam nurimti simpatinį nervų sistemai, kad aktyvuotųsi parasimpatinį. Taip, galim pradėti kvėpuoti giliai. Vaikai telefoną paliko. Tai galime pradėti aktyviai kvėpuoti, giliai kvėpuoti, kai stebim kitą žmogų, kai žiūrim į akis, atsimenat, ką jau minėjau, ne? Galim pradėti niūniuoti, ne? Kad būtų smagiau, galim pradėti juoktis. Ir taip mes ką padarysim? Pereisime iš simpatinės nervų sistemos aktyvuotos į parasimpatinę ir pajausim, kaip yra faina vis dėlto būti kartu su žmogumi. Tai gavo šiandien labai daug tipsų, kaip galime sau padėti. Ne, šaltas dušas, juokas, fizinė veikla, gamta, subalansuota mityba, malda, meditacija ir kvėpavimas
ir tada sutinkame žmogų, galime savo vaiką, savo tėtį, mamą, partnerį, draugą, ne, pasisodinom ir žiūrim į akis ir stebim, kas vyksta mūsų viduje. Ir pritaikom nors vieną iš šitų būdų, kaip kad jūs ir esat valdovas, šeimininkas savo kūno, savo minčių, savo proto, tai ir pamatysite, kaip pradėsite savireguliaciją, savireguliuoti save, kad aš matau, kad aš jaučiuosi nesaugiai, lyg ir man kažkas turi nutikti, baimė kyla ir pritaikę nors vieną iš šitų būdų ir vakar dienos pratimą leisti tam būti, niekur nebėgti, nesusigūžti, nepasislėpti, nepulti, o leisti tam būti ir pritaikyti arba kvėpavimą, arba juoką, arba dainavimą, arba apsikabinimą, arba paglostymą. Ir taip aktyvuosim savo nuostabiąją parasimpatinę sistemą ir taip mes galėsim vis labiau pradėti bendrauti fainai, laisvai, lengvai su žmonėmis, neuždedant jokių projekcijų, kad kažką padarys, neuždedant jokių vertinimų nei sau, nei kitam, apie ką mes rytoj ir mokysimės, kaip išmokti nevertinti, nenukreipti minčių į kitą, į aplinką, kas ten vyksta, kodėl taip yra ir ką aš čia noriu pasakyti, ir ne į save, koks aš esu, o išmoksime tiesiog nulinės koncentracijos, kur tiesiog žiūrime ir mum yra tiesiog pojūtis, kad faina. Gera, lengva, faina. Tai rytoj mokinsimės kontempliacijos, kur tiesiog aktyvuosime vis labiau savo parasimpatinę nervų sistemą, kad būtų mum faina. Tai prisijunkit, mielieji, į mokymus ir praktikuosime toliau kartu tam, kad būtų tiesiog mum fainas, super gyvenimas, ne? Tai tiek.